sveikas gražuolės! Šiandien video apie Bellissima pėdkelnes ir jų papildomus aksesuarus. Kodėl nusprendžiau kalbėti būtent apie šios pėdkelnes ir taip toliau? Na, susisiekė su manimi šios linijos, tai yra gamintojo atstovai ir tiesiog paprašė ištestuoti, kaip aš jausiuos, kaip man patiks tas pėdkelnes ir panašiai. Na ir tiesiog dalinuosi savo nuomonę. Žinoma, pabaigoje dar paskelbsiu super galimybę, kuri dabar yra įmanoma, galima laimėti kelionę į Italiją, bet apie tai vėliau. Taigi gavau tokią didžiulę dėžutę su įvairiausiais dalykais. Štai matote, kai kurios dėžutės jau yra tuščios, tad reiškia, kad tas pėdkelnes jau iškeliavo, buvo ant manęs, nešiojau ir vis dar nešioju, turiu likutį. Na, pradėsime nuo pirmųjų, kurios vadinasi Shaper Push-Up, štai taip atrodo įpakavimas, čia yra 40 denų, rašo, kad šios pėdkelnes yra koreguojančios figūrą, sustiprina kelnaičių dalimi ir plačia juostele, dailiai pakelia, spaudžiančios sėdmenys, tada. O kas man patiko šiose pėdkelnėse? Na, tai, kad jos yra formuojančios, man, žinoma, super patinka. Iš tikrųjų, pastaruoju metu, tai yra šiais metais, aš pasinešiau ant tų tokių įspaudžiančių, koreguojančių pėdkelnių. Iki tol net kažkaip nesidomėjau, bet šiemet man kažkaip kilo mintis, kodėlgi nepasinaudojus tokia galimybė, jeigu tai yra įmanoma. Bet man patinka šiek tiek kitokios pėdkelnės negu šios. Dėl ko? Dėl to, kad čia ant sėdmenų nėra tokių rutuliukų. Aš labai mėgstu tokias pėdkelnes, kur yra tokie rutuliukai ant sėdmenų. Tai reiškia, ten medžiagytė yra šiek tiek kitokia. Ir ji mums nesuspaudžia sėdmenų, o tiesiog tas sėdmenis gali gražiai į išorę pasiformuoti ir taip toliau. O tuo pačiu pilvukas yra įspaudžiamas. Mergaitės, kurios nori įspausti ten, tarkim, sėdmenis kažkaip pakoreguoti, tai šios pėdkelnes puikiai jums tiks. Pačios pėdkelnes nešiojasi labai gerai, puikiai. Aš esu iš viso pėdkelnių maniakė, fanė. Dėl ko? Dėl to, kad žinote, kad aš esu suknelių, sijonų, tiesiog mylėtoja ir niekada nenešioju kelnių. Jeigu nešioju kelnes, tai yra timpos, vėlgi perku iš įvairiausių panašių gamintojų, nes aš nenešioju kelnių. Na, man yra moteriškumo simbolis ir taip toliau, vis tik sijonai ir suknelės. Jaučiuosi graži ir tiesiog kelnės yra ne man. Jeigu turėčiau mergaitę, tai jai kelnių irgi nedėčiau. Nebent kažkoks ekstremalus sportas ir panašiai. Na, žodžiu, jau nuplaukiau kaip visada į šoną, į šalį. Grįžtu prie šitų pėdkelnių. Puikiai nešiojosi. Dar turėjau dar vieną, štai tokias. Shaper Control Top. Čia push-up pakeliamoji buvo gale, o čia tiesiog štai toks variantas. Šis variantas man labai patiko, jos yra tokios be galo švelnios, pėdkelnytės, na, tiesiog toks puikus variantas į darbą kasdienai, kodėlgi ne. Tiesa, čia yra juoda spalva, aš labiau mėgstu galbūt kūno spalvos pėdkelnes, juodas yra toksai irgi klasika, bet šiek tiek kitoks variantas, bet puikiai susinešioju, aš sakau, aš pėdkelnes plėšau, nu tiesiog aš kiekvieną dieną nešioju pėdkelnes. Netgi jeigu aš esu namuose, aš vis tiek esu su sijonu arba su suknele ir vis tiek esu su pėdkelnėmis. Mano mama netgi kartą paklausė manęs, sako, tau tai patogu? Sakau, taip, man tai patogu, na tiesiog kažkokios treninginės kelnės tikrai man nėra patogiau už pėdkelnes, kad pėdkelnės, žodžiu, iki tol, kol gamintojai kreipėsi mane, tiesą sakant, esu pirkusi Bellissima pėdkelnes, nesu tokia, kur nebandė, bet dabar tiesiog galėjau giliau pasidomėti jų produkciją, kiek jie visko turi. Na ir tai dar yra ne viskas, ką gavau, dar gavau kojinaitės, kurias be galo dievinu ir laukiu jau progos jomis pasipuošti. Tai yra tokios, kaip matote, mažas kojinytės, kurias tiesiog galima dėtis vasarą, tiesiog prie nuogų kojų, ant nuogų kojų tai yra, užsidedame ir po to į batelius, kurie pilnai dengia šią vietą mums. Ir tada nesimato mūsų tų kojinaičių, plus yra patogumas, kad kojas, na, neprisitrinsime kojyčių iki nuospaudų ir taip toliau. Tai yra super dalykas, tad vasarą būtinai jau keliausiu su šiais dalykas. Net nežinojau, tiesą sakant, kad Bellissima būtent turi šitas kojinaitės. Prašau, wow! Ir didelis labai pliusas, kad ta
produkcija Bellissima nėra tikrai brangi, rasite kiekviename prekybos centre, plus dar girdėjau, kad jie ruošiasi internetinę parduotuvę atidaryti. Tai why not? Tiesiog aš manau, kad aš ateityje tikrai naudosiuos tik internetinę parduotuvę, nes man yra patogiau, jeigu man reikia tik pėdkelnių užsisakyti ar į biurą, į namus, kad man tiesiog pristatytų jas ir man nereikia lėkti į parduotuvę. Bet dabar tiesiog nusiperku parduotuvę. Tai va, tokios gražuolės ir dar super tokį dalyką gavau. Tai visų pirma, tokios įspaudžiančios kelnaitės. Štai matote, kaip jos atrodo. Na, čia tokie šortukai, sakyčiau, formuojantis. Tai jau ištraukiu, jums parodau, štai toks tai yra grožis. Kaip matote, medžiagytė yra tokia stora, tokia, vat, nu, tampri, bet stora. Ir kaip čia minėjau, čia nelabai gražiai atrodo, nes susiglamžė, čia yra tokie, vat, būtent tie rutuliukai, kurie iš tikrųjų formuoja mums gražiai tos sėdmenys ir taip toliau. Šiaip tai yra skirta, kiek suprantu, nešioti po kažkokiais drabužiai, po kažkokiam proginiam suknytėm, viskas kaip gražiai spaudžiam ir taip toliau. Na, kai pradėjau pernai metais domėtis šiais visais tokiais formuojančiais apatiniais, perskaičiau begalę informacijos, kad visos žvaigždės eidamos į Hollywoodo, ten kažkokį vakarėlį, ten ant raudono kilimo, jos naudojasi va štai tokiais įvairiausiais apatiniais. Ir štai kodėl jos taip idealiai gražiai atrodo. O mes čia eilinės mirtingosios galvojame, kad wow, kokios jos visos yra cool. Ten pušapai, žinokit, yra ne tik čia, bet ir ant sėdmenukų, visur. Ir štai puikios gražios formos pas mus atsiranda. Na, tai yra tokios spaudžiančios kelnaitės. O štai čia yra, kaip matote, toks elemenukas, nežinau, ar tinkamai jums rodau. Ir to jau parodau jį gyvai. Irgi puikiai palaiko mums krūtinę. Štai toks tai žinoma, reikia nešioti šitokį liemenuką be tiesiog liemenėlės. Galima, aišku, ir su, bet neįsivaizduoju, nebent su šitiem šonam taip paslėpti, pas ką ten po liemenukų susidaro toks grožis. Tai va, irgi super dalykas, tokia pat medžiagytė, tampri, bet tokia kietesnė. Kągi aš darau su šiais apatiniais? Na, tiesą sakant, tokių ilgų suknyčių dar neteko dėtis, kad man šitos kelnaitės padėtų, bet aš sugalvojau sportuoti su šiais drabužiais. Koks patogumas, neišpasakytas. Žinoma, aš sportuoju namie, kažkur jeigu eičiau į lauką sportuoti, tai aišku, rinkčiausi juodą spalvą, bet, na, žinokit, man super pasiteisina. Aš tiesiog, na, kojytės taip ir viskas yra suspausta vienoje vietoje, žinot, ir šokinėjant yra patogu, kai prisilaiko krūtinė, kas turi nemažą kaip aš. Ir, na, tiesiog yra super variantas. Patogu, suspaudžia, netgi sportuojant, taip atrodo, kad vos neraumenys man stangrėja ten, kai suspausti yra taip labiau. Na, iš tikrųjų tikrai yra patogu, toks štai fainas komplektukas, įdedu jums nuotrauką, kaip atrodau su tuo. Ir štai tiek visko išbandžiau iš Bellissima, galėčiau pasakyti, kad tai tikrai prieinama kaina ir pakankamai gera kokybė kaip už tokią kainą. Tad, kas nori, išbandykite, o būtent dėl ko kviečiu dabar išbandyti būtent šį mėnesį, nes nuo balandžio 1 jie paskelbė konkursą, kad nusipirkus, tarkim, parduotuvėje, su kvitu galite Facebook'e užsiregistruoti ir kas savaitę 5 žmonės laimi būtent rinkinuką kažkokių pėdkelnių ar kitų ten dalykų, nežinau tiksliai kas tai yra, produkcijos jų, ir po to 2 žmonės galop keliaus į Italiją, į jų tiesiog gamyklas, galima bus visko apžiūrėti. Na, kaip išgirdau, galvoju, wow, būtinai dalyvausiu, bėgsiu, įsigysiu pėdkelnių, kodėlgi ne, pėdkelnių vis tiek reikia, ir tuo pačiu dalyvausiu konkurse, kaip ir jūs visos, ir gal kurios nors iš mūsų laimės, nes iš tikrųjų gamintojai labai mane agitavo, kad dalyvaukite tikrai konkurse, nes šis konkursas tikrai bus sąžiningas, nebus taip, kad bus išrinkti kažkokie pažįstami žmonės, kaip Lietuvoje yra madinga. Ne, sakė, kad bus labai sąžininga viskas, tad tikrai dalyvaukite ir man labai bus įdomu, kurios iš jūsų laimės. Jeigu kurios laimėsite, kas žiūri mano video, būtinai man pakomentuokite, man labai įdomu. Na ir
tai yra super galimybė, kodėlgi nenuvykus į Italiją. Pati kelionė, man atrodo, rugsėjo mėnesį planuojama, ar kažkaip taip, na, nežinau, žodžiu, aš dalyvausiu. Taigi, tiek buvo iš Bellissimo pasaulio, tikiuosi, jums šis video buvo bent kiek įdomus, nebuvo nuobodus ir taip toliau. Ir jeigu kokie klausimai, tai žinoma, rašykite komentarams skirtoje vietoje, jokiais būdais man nerašykite elektroniniu paštu ar panašiai, sprogsta mano dėžutės, o kai komentuojate būtent komentarams skirtoje vietoje, tai atsakymus gali perskaityti visos ir tiesiog manęs neužplūstate su tais pačiais klausimais. Tai va, galite dar pamėgti Bellissimo tą puslapiuką Facebook'e ir tada matysite, kas laimi kas savaitę. Aš tai darau ir pastebiu ten, žiūriu, wow, merginos laimėjo jau pirmus rinkinukus penktadieninius, nes būtent penktadieniais skelbia viską. Na ir tiek, baigiu šnekėti, nes kaip žinote, kalbėti aš galiu iki begalybės, tai iki sekančių susitikimų.